Taip, labas draugai, jau matau, kad uždėjot širdutę, tikitės, kad bus įdomu, tikiuosi. Taip, gerai. Kai visada žinot, ką padaryti reikia, pasidalinti, uždėti, pakomentuoti. Jeigu gerai girdit, mane matot, viskas ok, jau būtumėt parašę, tai reiškia viskas gerai, kokybė gera, garsas geras, labai įdomi tema, turbūt reikėtų jums ją įdėti. Uno momento ir palaukiam, kol pasidalinsit, uždėsit širdutę, pasisveikinsit. Pas mus tokios taisyklės, draugiškos, be prievartos, bet draugiškos. Taip. Ok. Nu, čia taip platu, bet įdėsiu kaip tokį tekstą, kad maždaug suprastų, kas prisijungs. Vėliau. Gerai. Taigi, jau galim pradėti iš karto. Pas mus šiandien tokia tema įdomi. Kokie pavojai, kas lypi tam saviugdos kelyje. Kodėl, kas įdomu labai, ne? Kodėl tiek daug žinių, bet nėra tiek žinių, knygų, meistrų, psichologų, psichiatrų, kaučių ir taip toliau, bet rezultatų pas žmonės nėra. Tiek daug, kiek, nežinau, atsiranda net šių sričių specialistų, metodikų, ko tik norite, bet kažkodėl tai pas žmonės rezultatas, pasiekimai neauga taip. Ir kas keista, kad atsiranda vis daugiau knygų, vis daugiau gūrų ir taip toliau, bet psichologinių problemų daugėja, vaistų ir ligų atsiranda vis daugiau, psichologų, psichiatrų, kurių reikia žmonėms net, nes žmonių daugėja, skyrybų daugėja, keista, kodėl tai. Ir be abejo, sakykime, kad aš žinau tiesą, kažkokią tai super tiesą, vienintelė, aišku, tai yra keista, bet visgi mano patirtis jau virš 10 metų, kai mano kiekvieną dieną šis ir mylima veikla, ir hobi, čia viskas kartu su mokymas susiję. Be abejo, atvedė po tiek metų sukurti universitetą, 12 mėnesių. Kas yra Alliansium, parašykite aš, arba parašykite Alliansium geriau, jeigu jūs čia esate su mumis. 1000 žmonių praėjo, 5 metai. Tai be abejo, aš turiu sąlyčio, aš kai renkuosi informaciją, kai aš domiuosi, be abejo, plotmė internetiniai pasitaiko į visi žmonės, kur jūs pažįstat, kurių nepažįstat, Ir šis laivas turbūt paskatino mane, nes 10 metų stebiu žmonės ir kas keista, tarkim, tiek žinių, kaip aš pasakiau, nesikartosiu, bet rezultatai nėra tokie stulbinantis. Ir aš pradėjau galvoti, čia paskutinį mėnesį galvoju, kur problema. Kur problema, dėl ko taip yra. Jokių būdų neminėsiu jokių vardų, pavardžių, nes nėra jokių ten blogo žmogaus ar blogo mokytojo, to nėra. Nereikia galvoti, kad problema yra kažkur kitur, bet visgi problema yra. Tikrai nėra. Jie sąlygoja daug faktorių, bet mums geriau suprasti, kas tai yra, negu ten kokie faktoriai ir taip toliau. Ir priejau prie tokių išvadų. Apsirašiau taip maždaug 3, 4, 5, 6 priklausys nuo jūsų klausimų, tokias pagrindinės problemas, sakykime, dėl ko žmogus negali progresuoti, neauga, kas stabdo, dėl ko kas vyksta. Taip, sekmadienis karšta, bet 50 plus žmonių prisijungia, super, bus šitas video mano YouTube. Taigi, pirmiausia, kaip pasakyti, reikia tai pasakyti, aš esu parašęs 3 knygas, 4 šitą apie universitetą, jeigu kas nors žino universitetą, kuris sukūrė jūsų tautietis, lietuvis, tai dar apie kurį parašęs knygą, parašykite jį, norėčiau susipažinti. Taigi, jūs galite tame sudalyvauti. Įsivaizduokit, sudalyvauti 12 mėnesių mokymuose, su manim kartu. Ir 10 metų atvedė prie tokių dalykų. Kodėl? Nes aš turiu vidinį poreikį, tobulėti, sakykime, keisti pasaulį, įtakoti pasaulį, palikti kažką po savęs. Tai yra mano tokia
Trigeriai, vertybės, iniciacijos vidinės, mes visi jų turim. Na, aš turiu tokias. Aš mėgstu kurti, aš mėgstu tyrinėti. Ir betyrinėdamas ir prieidamas prie universiteto, kodėl aš jį sukūriau vienas, kaip galvoju? Vienas yra su artimai žmonėmis, su komanda, bet turime, kad kodėl ne su kitais specialistais. Kaip galvojate, aš bandžiau ten su kitais specialistais, dabar sakau, aš nevardinsiu jokių vardų pavardžių, aš apibūdinsiu problemas, kurį galbūt nesupranta kiti ir galbūt ir aš. Aš galvoju pirmiausia apie save, ar aš nedarau to. Tikėtina, aš irgi darau ir dariau, bet aš pasirinkęs savo gyvenimo kelią, tai yra kurti tokias metodikas, kurias jūs paimat, išmokstat ir viskas. Tai yra, jūs išmokstat, vairuoti savo emocinį intelektą, viskas. Viskas, taškas. Tai yra išmokti vairuoti automobilį. Jūs norėtumėt mokintis vairuoti automobilį visą gyvenimą, pasiteisinami, kad, visą gyvenimą gyvenk ir mokinkis, reikia tobulėti. Ne, jūs norite išmokti vairuoti. Tai va taip pat aš stengiuosi, ką aš duodu, tai yra, kad jūs išmokot viskas, tai jums priklauso. Įgūdis plaukti, vairuoti, dviratį, dar ką nors, snieglentė, burlentė. Ant kiek įmanoma, tai sudėtinga. Ir tam kelyje, kaip galvojate, ar aš nebandžiau sujungti kuo daugiau lektorių ir tų žmonių, specialistų savo sričių? Niekas, pavyzdžiui, nebejoja, kad jie specialistai, viskas ok. Kodėl jų nėra? Atsakysiu. Nes tai yra pinklės, su kurias galite jūs pataikyti. Todėl pas mane ten 2 pamokų grąžinimo garantija, mokymų garantija, ir taip toliau, nėra jokių pažadų, greit, čia ir dabar. Tai aišku, kad aš bandžiau sukurti, daug žmonių pritraukti. Ir kodėl man nepavyks? Todėl, kad visiškai kitokie mokymų kriterijai. Žmonės dažnai pasiklydė iš tikrųjų, net tame, ką jie patys transliuoja. Toliau, tai 99% tai yra jų vienintelis pajamų šaltinis. Ir aišku, jie prisiriša prie to. Ir jie nenori, kad tai nustotų. Be abejo, man atvirų tekstų sako, aš nenoriu čia kažką atiduoti, aš noriu tame būti, aš noriu iš to uždirbti, kaip man susikurti pasyvias pajamas, kaip man turėti nuolatos klientų, kaip man juos pririšti prie savęs. Tai yra atvirų tekstų kalbama. Aš jūs nekritikuoju nieko, bet aš kalbu apie pavojus tiems, aš irgi buvęs tokiuose, aš buvęs irgi, kaip pradžia mano kelio buvo mokytis, kodėl aš viską savo pradėjau kurti, nes mane irgi traukė į amžiną kovą su pačiu savimi, į amžiną netobulumą, į amžiną atidėliojimą, į amžiną vis nepatenkinamą savį, nes aš esu nepakankamas. Tai nedavė man jokio rezultato ir neduoda galbūt jums. Galbūt neduoda jums. Tai ne vienintelį, kad kiti kalti dėl jūsų. Kas matys šitą video, pamatys ten 1000 žmonių, aš jūs kreipiuosi. Tai ne vienintelį, kad jūs nekalti. Aš pasakysiu ir apie mūsų pačius. Kad mes tingus, mes nedarom kas sutarta, mes nesilaikom tų strategijų, metodikų. Čia kitas klausimas. Šiandien apie tai. Šiandien apie išorinius pavojus, kurie yra realūs. Taigi, viena iš priežasčių tai yra tai, kad žmonės tai yra vienintelis jų mokytojų šitų gūrų, vienintelis pajamų šaltinis ir nenori jūsų prarasti. Deja, tokia mūsų sistema. Aš asmeniškai esu savanaudis, egoistas, dėsime visus kersas ir aš nepateisinu jų. Bet aišku, jokių būdų aš jiems niekada nepasakysiu, nedaryk, tu blogas, niekada. Bet aš asmeniškai turiu nuomonę apie tai, aš nepateisinu tai. Todėl aš niekada tokių nebūsiu. Bet, sakykime, man lengva kalbėti, tai ne vienas mano pajamų šaltinis, tai ne vien čia mano hobis, mano meilė, mokyti, rašyti knygas, rašau 4, jau 5, jeigu su alijansimu, žinau, kokia bus 6, žinau, kokia bus 7, aš patiriu. Aš darysiu tai nemokamai, aš darysiu tai mokamai. Man nesvarbu. Todėl aš laisvas nuo šitų dalykų pririšti jūs į nuolatinį kažkokį ten savęs paieškos ir tobulėjimą. Tuo pačiu aš negaliu jums uždrausti tą daryti. Niekas jums negali to uždrausti daryti. Maža to, prieš kokius 6 metus aš sugalvoju tokį projektą, aš galiu daug faktorių papasakoti apie vaikų namus, kurias rėmiau, kaip man mokesčiai pasakė, kad tu negali. Aš parašiau pats knygą, pirmą atspausdinau knygą, už savo pinigus sumokėjau, spaustuvį, mokesčius, PVM, visą tai ir norėjau padovanoti ir man sako, ne, dar susimokėjau. Tai aš galiu daug pasakoti, bet čia daug kas atrodys, kad aš skundžiuosi. Yra tokia sistema, bet žiūrėkit, kaip įdomi. Aš padariau tokį projektą, sugalvojau, kad aš tai tikiu. Maždaug prieš 6 metus. Gal kažkas prisimena apie tai, aš matot, nelabai taip mėgstu prognozuoti, bet ir aš tiesiog dabar vedu jūs prie suvokimo, kokiam pasauliu mes gyvenam. Aš taip pat gyvenu.
aš sugalvoju tokį projektą, aš tam tikiu. Jo, aš jau vis tiek jau, kaip ir, buvau žinomas, aš transliuoju kažkokias tam tikras vertybės, man atrodo jos visiškai adekvačios. Ir aš tam tikiu, noriu skirti jaunimui. Nes jaunimas, jo, reikia rūpintis, ir senimu, jo, bet iš esmės jaunimas yra ateities. Jo, senimas, nepykite, aš jau irgi dinozauro pavirstu, ne, stengiuosi jo nebūti, bet pavirstu. Jo, mes jau tokie kaip ir praeitis, jo. O jaunimas ateitis, tai reiškia, koks bus jaunimas, tokia bus mūsų dabartinis gyvenimas ir mūsų ateitis šalies, valstybės, pasaulio. Ir daug kas pasimetė, jo, aš bendrauju, dauguma iš jūsų visų, kas žiūri, turi vaikus, sako pasimetę vaikai, nežino, susideda su bloga kompanija ir taip toliau. Tai yra, kad yra mažai, žmonės daro podcastus, įvairius įdomius, bet mažai informacijos, ko gali tapti žmogus. Ir sakau, aš tai tikiu ir paimam interviu iš sėkmingų žmonių, kurie praėjo savo kelią patys asmeniškai, kurie pradėjo nuo nulio ir taip toliau. Aš išsiunčiu ir šitie žmonės visi transliuoja, duoda interviu, kažkas turi savo YouTube, tai yra ne tai, kad jis niekada to nedarė, aš jį paprašiau. Visi šitie žmonės, jie dalinasi kažkom. Ir mes įsiuntėme netoli 100 pakvietimų. Kad tiesiog nemokamai, aš padarysiu pats puslapį, aš nieko to neuždirbsiu, nieko nereikia. Reikia iš jūsų interviu, ten padarysim viskas gražiai, tai bus jūsų interviu ir galės jaunimą žiūrėti, kaip patarimus, taip toliau. Pažiūrėsim, kas iš to gausis. Tiesiog tai nereikia. Mes atvyksim nufilmuoti jūsų interviu pas jūs, kur pasakysit, patogiu jums laiku, galim zoomų, kaip nori. Kaip manot, kaip atrašė? Pabandykit. Ką šitą žino istoriją? Nedaug gal žmonių, bet nerašykit. O 100 žmonių įsiuntėme. Tai yra realus. Galėčiau įrodyti. Realus. Parašykite. Kiek žmonių, jie transliuojasi, kad jie faini, nuostabus, jie viskas ok. Vytautas sako 10. Kiti 100 žmonių kiek atrašė. Suprantat. Vaikam padėti, jaunimui, reikia podcastą, aš be abejo, aš atsiunčiu, kokie klausimai bus. Ten 5 problemos, kokios iššūkit, 5, ką įsiveikit, kažkokie patarimai, viskas gražiai, jokio, aš nepardavinėčiau, nes matot, pas mane ne YouTube'as monetizuotas, ne Facebook'as, ne TikTok'as, ne Instagram'as, nemonetizuotas. Man tai yra žaidimas. Tai jūs visi neteisūs, 0. O vienas žmogus, kurį jūs 100% visi žinot, atrašė, niekada man čia nerašyk, nesiūlyk savo nesąmonę. 0. Tai paklauskit mane, kiek aš atsisakiau kažkur nueiti ir kažką pakalbėti, pravesti, padiskutuoti. Kaip manot, parašykit, kiek kartų aš atsisakiau, jeigu mane kvietė. Mane ačiū Dievui, pažiūrė, matyt, mano YouTube, mane nekvės, pažvengti, dar kažką dar, ne? Supranta, kad aš kalbu saviugda, santykiai, žmonės, biznis, emocijos intelektas, tą, ką aš kalbu. Galime pažiūrėti, paskraidyti, pamatyti vertybės. Suprantat, tai kaip manot, mane kiek kvietė? Nuo LNK, TV3, podcastų, viskų, jaunimas, 18-metis, vyresni, bet kur. Kiek aš kartų atsisakęs? Rašo Karolis 10 kartų. Niekada nesisakęs. 0. Nesu ne kartų atsisakęs. Keista. Dabar, kapitalistinė mūsų pasaulyje aš elgiuosi negerai. Jeigu mano vienintelis dievas yra pinigai. Dabar, ar mane mokymai geriausi? Ne. Aš nežinau, aš tikiu 100% geriausi. Jeigu aš galėčiau sukurti geresnius, aš sukurčiau, ne? Bet tiesiog, ar aš galiu sakyti taip, ne, aš nepažįstu viso pasaulio žmonių. Suprantu. Ir čia labai įdomiai, ne? Ir aš, vėlgi galvoju, kodėl. Aš jokių būdų negalvoju, kad aš esu geras, aš esu Dalai Lama, motina Terezė, o visi kiti niekšai. Ne, absoliučiai ne. Pas mus skiriasi vertybės, pas mus skiriasi mąstymas, pas mus skiriasi norai, tikslai, galbūt man netiek daug reikia kaip jiem, ne, ir taip toliau, taip toliau. Čia įvairūs dalykai. Bet mane domino ne tai. Aš tiesiog jums įvedžiau, kad suprastumėte realybę, su kuria aš susiduriu. Ašgi tik nuo savęs transliuoju. Aš nepasakoju, kad aš girdėjau, kaip Jonas sakė Petrui, o tam pasakė Tenaklas, kuris buvo kurčias. Suprantat. Ir aš galvoju, gerai, kas vyksta, kodėl? Ir aš priėjau prie kažkokių išvadų. O tas išvadas mane domina tik tai mano mokinių, žiūrovų gyvenimo kokybei. Aišku, mane pati domina, ką aš turiu suvokti, kad taip yra. Kodėl? Dėl ko?
Nu, ne jokių būdų, kad aš idealus ir aš toks fainas ir manęs bijo, to, kad aš kalbėsiu tiesą arba pasimatysiu jų veidmeniški veidai. Nežinau, nežinau, gal, bet iš esmės mane domina. Ir aš ką radau. Slypi pavojus, aš šiandien taip noriu pasakyti. Nesgi mano tikslas yra koks. Aš noriu labai greit siekti savo tikslų. Aš nenoriu siekti po 5 metų, kad aš būsiu pasiruošęs, pensijoje, ne. Ir aš, aišku, kai man tai yra vertė ir vertybė, ne, aš labai greitai viską keičiu. Man atrodo, kad ir jums tai būtų naudinga. Ne, aš dalinuosi savęs. Gal yra tokių kaip aš, kurie nenori laukti nušvitimų 35 metus, ne, arba nenori laukti kažkokio tai gražių santykių, ar gero verslo, ar aplamai emocinės būsenos kažkada. Jūs norit, kad tai būtų vakar. Nu, aš tikiuosi. Pasakykit, tai jūs norėtumėt, kad būtų tai jau vakar. Ką jūs norite dabar, kokius tikslai, svajonės, vertybės, vidinės nuostatos, ne, jūs norėtumėt, kad būtų vakar ar kada nors. Tai parašykit vakar, o kas nori kada nors, tada kada nors. Nu, gal yra žmonės, o taip nori. Žinot, kaip būna, nori norėti. Nenori, na, dar, nežinau, būti turtingo. Noriu norėti būti turtingu. Ir tada nereikia nieko daryti šiandien. Suprantat, jeigu aš noriu norėti, tai tada galima nieko nedaryti šiandien. Jeigu aš noriu, aš darau. Vat visą saviugdą realiai. Visą psichologiją, psichiatriją, ne? Kad yra modelis gyvenime, gali norėti. Ja, norėti kažko, aš vis noriu. Kaip sako, negalima gyvendyti savo svajonę, nes jeigu tu gyvendysi, to neliks svajonių. Suprantat, kaip įdomiai. Nu, toks juokinga, bet žmogus gyvena kančioj. Ne, jeigu būtų visi laimingi ir mes šitokie bajarojam ir viskas okei, tai tada gerai. Bet jeigu ne, aš tengiuosi būti jūsų paslaugom. Ok. Nu, šitoks. Nu, jau 100 žmonių beveik susirinko. Ok. Toliau. Tada aš galvoju, gerai. Nu, ok, įsiaiškinam, kad kažkas nesuinteresuotas, kad mes, aš irgi mokinuosiu, kad mes pasiektume greit savo tikslų. Nes jeigu mes pasieksim, tapsim, žiūrėkit, sąmoningi, emociškai stabilus, turtingi, mums nebereikės. Ir mes gal netapsim konkurentais. Ja? Nu, konkurentas. Aplenks, kaip mokinys aplenks mokytoją, ne? Suprantat, kas dažnai būna. Kad, normalu. Šiaip mokytas turėtų norėti, kad didžiuotis tokiu mokiniu, ne? Nes jisai aplenksi galbūt ne kaip mokytoją, bet kaip kompozitorius, sportininkas, geras žmogus, šeimos žmogus, verslininkas, vadybininkas, kažkoks, ir taip toliau. Kodėl ne? Nu? O gal ir kaip mokytojas, nu, ok. Reiškia, didesnis talentas, reiškia, įdomesnė asmenybė. Nu, taip turėtų būti natūralu. Kaip tėvai norėtų, kad vaikai būtų geresni už juos. Visi tėvai nori, kad vaikai gyventų geriau už juos. Nu, visi, net neklausiu. Visi. Tai va taip pat ir mokytas turėtų. Deja, to nėra. Ok. Turit klausimų? Nes aš perėsiu ir papasakosiu apie raudonas vėliavas, į kurias jūs turėsite atkreipti dėmesį, kai ieškosite žinių. Ir be abejo irgi galvoju, ir pas mane nėra jų. Nu, tarkim, mano mokymuose, mano kokiam YouTube, gal aš ten žadu kažką tai vėliau. Aš irgi permašiau tai. Nu, kol kas neištryniu ne vieno YouTube, nepasakiau ne vieno live, kol kas. Gal rasit, atsiųskit, įdėkit. Man įdomu tikrai. Nes aš tikiuosi, aš negaliu būti tobulas žmogus. Nu, tai reiškia, aš kažkada klydau. Ten galbūt, ok, bet neprisimenu. Kol kas ne. Kad viskam reikia laiko, pagimdyti vaiką, ok. Bet mes žinome, vaikas 9 mėnesiai, ne 12, ne 3. Ir taip pat mūsų transformacija. Turi būti aiškus, konkretus laiko tarpas, per kurį mes galim pasikeisti. Nu, pasiveikti, save protestuoti. Nu, pagal mano mokymus. Aš kalbu pagal mano sukurtus mokymus. Tai va, ok, ar turite klausimų, tada perėsiu per raudonų vėliavėlių, per tų problemų, kurios mes visi susidurėm. Gal dar kažkokią tai sugalvosiu, nes čia laisvas formatas, temą renkuosi aš, nebent jūs duosit naują. Ok, žiūrim. Kodėl taip nėra? Ryti, nežinau, paaiškink. Rytis taip, kad mokinys negali, kodėl taip nėra, kad mokinys negali pralenkti mokytojo? Kodėl nėra? Kodėl? Galima, aš daugybę kartų esu pralenkęs darbovietėje kažkokioj, ne? Be problemų, mokytojus be problemų. Taip, kodėl? Taip turi būti. Bet dėja, aš nesu su tai žmonėmis, kuriais aš pralenkiu. Tai reiškia, jie, konkretu, nenorėjo, kad aš pralenkčiau. Ir mane stabdė ir varžė,
Patys to galbūt nesuvokdami, bet čiagi ne problema pateisinti jų ir apkaltinti. Problema pas mus, kas mes nesuvokim. Kadangi aš esu išprotėjęs žmogus, jo, sakykime, toks, nežinau, gal mažiau turinti stabdžių, mane tai nevaržė ir aš pradėjau augti ir išaugau ir tapau didesniu. Tai normalu. Bet aš neklausiu kitų nuomonės, ar man galima. Taip, manipuliuoti galima, kažkiek ten galima tą padaryti, bet vis tiek su manim tai nepraeina ilgo laiko tarpą. Galima pusmetį, galima metus, bet po to tiesiog jauti, kad kažkas nesažininga, kažkoks disbalansas, aš tą jaučiu ir dažniausiai aš turiu drąsos ir ištrunku iš to. Ir rezultatas parodo, ar aš buvau teisus ar ne. Tai va taip pat aš jūs sakau, viską reikia pamatuoti, man patinka metodikos. Jūs, pavyzdžiui, imam jūs sakote, mane varžo, santykiai, darbovietė, aplinka, tėvai varžo. Ok, surinktite valią į kumštį, ir kaip ten sako, ir ištrūkite. Ir tada pamatykite, ar tikrai varžė, ar tai buvo iliuzija. Suprantat? Tai va, dabar, ar aš visur ištrūkau ir buvau teisus? Ne. Ne. Tačiau, kad ne. Ištrūkau, sakykime, galėjau grįžti į įmonę, taip susidarė, bet galėjau grįžti pas Tokvietę, kuri buvo parduota už 15 milijonų. Tarkime, ir, galbūt pretenduočiau kažkokį opcioną, jeigu būčiau su ją ten 5-7 metai. Gerai, blogai aš nevertinu, bet ištrūkau, o rezultatas yra. Ir yra tokių dalykų. Kažkokių santykių, negailystys jokių būdų, bet kad, o kažkur tai, ačiū Dievui, tarkim, kad aš išvažiavau iš Vilnius gyventi, o iš Kauno gyventi Vilnių, super ištrūkimas, ne? Ten dar. Todėl, nebūna idealių, aš neidealus, gal būna idealių, bet aš neidealus ir buvo kur tas ištrūkimas, parodė, kad aš neteisus ir aš nesukūriau kažką to, iš ko ištrūkau didesnį, bet jeigu procentaliai, aš bent taip pagal savo, matau, kad, apie 50%, tai iš tikrųjų blogas rezultatas, nes, reiškia, apie pusę aš ištrunku ir neteisingai, o apie pusę aš ištrunku ir sukuriu kažką daugiau, reiškia, mane varžė, o kitų, reiškia, mane, dabar suvokiau savo, kad netoks didelis procentas mano sėkmės. Netoks didelis. Įdomi. Ok. Taip, Karolis klausia, kodėl tampame nuomonės įkaitais? Ką reiškia nuomonės įkaitais? Nežinau. Čia ką apie mus galvoja? Jeigu ką apie mus galvoja, tai mums taip auklėjo. Būk geras, ypač vyrus. Kas mus ugdė ir auklė? Mamos. Ką sako mamos? Kaip mokina? Kodėl vyrai silpni? Mes augina mamos. Ypatingai, jeigu dar vienos mamos. Reiškia, nėra jokios vyriškos energijos ir vyriško pavyzdžio. Čia psichologija, bet ten labai primityviai paprasta, reikia ją suprasti. Kaip mokina? Būk geras, būk atsargus, būk švelnus, rūpinkis mamą, gerbk mergaitės. Tai yra, taip ir turi. Vyras taip nesakys. Sakys, kovok, laimėk, nugalėk, ką čia ir taip toliau. Tai yra balansas gaunasi, moteriška, vyriška. Jeigu nuomonė kada svarbi? Kada auklimas yra daugiau moteriškas. Jeigu dabar Karolis paklausė, turbūt nuo savęs, nuo vyro. Vyrų neturi būti svarbi kitų nuomonė. Ne visiškai jis turi būti, Dievas geras, o neturi būti svarbi. Aš žinau, ką aš noriu, aš žinau, ką aš darau, aš einu ten. Viskas. Jeigu aš abejosiu, klausiu kitų nuomonės, arba ten man ką daryti darbę, aš grįšiu pa žmoną ir klausiu, bus problemų. Nieko nepasieks toks vyras. Tai formuojame vaikystį, reikia būti gerų, klausyti mamos, po to reikia klausyti auklėtojos darželę, paskui reikia klausyti mokytojos, pedagogės, būti gerų, fainų. Svarbu, ką apie tave pasakys, svarbu, kad mamai gėda nebūtų eiti į mokyklą ir išgirsti, kad jos vaikelis buvo nedoras, jai bus gėda dėl tavęs. Tada mums tampa nuomonė labai svarbi, kuri mus veda į prarąją. Ok. Čia tokios temos. Tai ir sukurta, sukurta tam, kad jūs ateitumėte tas temas giliau, privačiai, sekmadieniais, o dabar aš baigsiu laivą ir pas mus bus uždara pamoka. Norite, ateikite, galite šiandien vakarė ateiti ir užduoti savo klausimą, ateiti į eterį ir gauti, sakykime, sąlyginai individualią konsultaciją, ne? Nes ten tik saviškai, prašau. Dėkit kas nors nuorodą alijansijomis Start Your Life, kad atsigyti. Metai 400 eurų. Jeigu jūs negalite tiek į save investuoti. Ok.
Jo, kodėl aš sukūriau universitetą, nenumečiau jums kažkokius mokymus, kodėl yra priežiūra, kodėl yra užduotas, kad aš žinau, ką darau. Jo, tai yra toks faktas. Ok, nes tai yra geriausia jums. Gerai, einam prie raudonų vėliavėlių. Viską matot, viską girdit? Kampos, nežinau, čia kažkas. Facebookas, kaip ir viskas ok. Draugai, viskas gerai, girdit, matot, uždėkit pliusuką. Iš Izraelio yra. Bonjour. Taip, ok. Parašykite, uždėkite pliusuką. Super, ačiū, Kristina, Vytaut, ačiū. Gerai. Vydai, ačiū, visiems ačiū. Gyvi visi. Odėt, ačiū. Sigit, ačiū. Visiems Skirmant, ačiū. Smagu, Ona. Gerai, dėmesio, dabar svarbu. Kažkiek pažymėjau, užduokit klausimus, kad savo įsiaiškinti. Reiškia, labai daug manipulacijų būtent su saviveidu susijusių sferoje. Kodėl? Todėl, kad daug labai dalykų mes negalim žinoti tiksliai. Tarkim, tau nepakanka fokuso. Tu negali susifokusuoti. Bet čia 100% tiesa, mes visi negalim pakankamai. Ir mums pasako, tau reikėtų padidinti fokusą, tau reikėtų susitelkti daugiau. Tai yra manipulacija. Nėra super sufokusuoto žmogaus, neegzistuoja, nepamatuotina. Tai yra kas nepamatuotina, kuriuo sako, mokymai yra be galo sudėtingi, daug žmonių didelių. Ten jie nenori kurti, nes tai yra labai didelis pavojus. Tai iš mano pusės didelė rizika. Todėl labai sunku, jūs neįsivaizduojat, kodėl negali atkartoti nieko sukurti universitetą. Gali tik tai ten sukurti, prikviesti saviškių, tokių pačių manipuliatorių ir ten kažką pasakoti. Negali metodikų sukurti. Tuo, kad tai yra labai sudėtinga. Taigi, suprantat, tai yra pirma vėliavėlė raudona, kada jums kalba tokiam abstrakčiom frazėm. Tau reikia daugiau fokuso, to kažko trūksta, tu dar nepakankamas, taip toliau. Tai yra pavojus, visada trūks. Mes nesam, nežinau, optinis tas ginklas, kuris, jeigu pataikė 10, tai buvo geras fokusas. Mes žmonės. Ir tą manipulaciją galima. Metodikus, kaip padidinti fokusą, susifokusavimas, meditacija, žiūrėjimas į rožės, ten širdį ar kur ten žiūrėti, ko tik galima prigalvoti. Ir jūs ką darot? Jūs nekeičiat savo gyvenimą, jūsų gyvenimas negerėja, jūs nekontroliuojat jo, dar mažiau kontrolės ir atitinkamai jūsų gyvenimas praeina veltui. Nes jūs medituojat 20 metų, bet nieko nepasikeitė, nes jumis manipuliavo. Tai yra raudona vėliava. Raudona vėliava, pavojus. Reikia iškoti konkretikos. Galit pamatuoti mano fokusą. Procentaliai. Galit, tai gali būti metodika. Ok, to niekas negali. Toliau. Antra. Vienas atsakymas į visus klausimus. Visos tavo problemos va čia. Kai viskas lengva pasirodo. 3 pamokos, kaip uždirbti, kaip tapti milijonieriumi, taip toliau. Ne? Tai yra raudona vėliava labai stipriai. Dabar, nereiškia, kad dabar, tai mokymai turi būti 10 metų. Ne, aš viską pasakiau, kad čia yra noras pasipelnyti ir turėti nuolatinį pinigų srautą, kur atvirų tekstų ir kalba. Niekas nenori išgydyti žmogaus, niekas nenori žmogaus išmokinti. Suprantat? Todėl, kad praras klientas. Ok, todėl nėra atsakyma viską. Nėra atsakyma visus klausimus. Nėra niekur, kad jeigu tu priimsi mamą ten giminystės 3 kartom atgal, viskas įspręs. Feikas, raudona vėliava. Nebūna taip. Tiesiog nebūna taip. Jeigu yra, pasakykit. Jūs sakysit, ne, taip nebūna. Per paprastą. 3. Aš maždaug taip. Diagnostika daroma labai greitai. Suprantat? Tai yra, nuvažiuosiu į stovyklą, užsikasiu į žemę, pakvėpuosiu, rebriefingas, nežinau, ką nors įsivalysiu, nežinau, užpakalį, taip toliau, ir grįšiu nušvytęs. Žmonės bando su savimi išsiaiškinti pusę gyvenimo, jeigu ne visą, bando iš visų jėgų, daro daugybę darbų, nežinau, krausosi, kaip aš, ne? 100 verslų, 30 kartų kraušiusi, važiavau 55 šalis, ko tik nebandžiau. Ir savęs nežinau dar visiškai, ne? Suprantat? O čia diagnozė greit. Greit. Astrologija,
chiromantija, chrenomantija, numerologija, veidoskaita, ausoskaita, nežinau, nososkaita. Viskas su tavimi aišku. Dabar, ar tai neveikia, taip, nuveikia, taip, procentas, procentukas, gal pusė. Viskas kita yra viskas kita. Ir todėl, kaip žmogus jums sako, kad va šitas, va čia diagnozė tokia, mes to padarom ir viskas. Va, yra prekė, kuri viską ištaisys. Štai metodika, kuri viską tavo gyvenime įspręs. Ir svarbiausia, ta pati diagnozė visiems. Visiems. Suprantat? Kaip? Milijardai variacijų mūsų proto, sąmonės, formavimas per gyvenimą. Kiekvieną įvykį mes reaguojam skirtingai, unikaliai. Staiga mes galime pagal nosį, formą, kur mes ir taip toliau. Dabar, ar nedaryt to? Daryt, bet prisimink, ką aš sakiau. Tai yra pažinimas savęs. Ja? Suprantat? Yra tame tiesos. Yra tikėtina, bet tai neatsakysi, neįspręs viską, nes būtų įsprendę, jau būtų visi kažkur, kur norėtų būti. Toliau, sekančia. Čia bus sąrašas, tai sakysime, kad labai irgi svarbu. Čia iš vis manipulacijos ir kas keista, kad žmonės labai ant to pasiduoda, ne? Aš atsakau, kodėl, mes ir galbūt ir aš taip darydavom anksčiau, gal dabar aš atsargesnis, patirties daugiau, bet esmė tokia, kodėl mes pasiduodam, nes pirmas dalykas, kada yra toks abstraktus pažadas, jisai neverčia mūsų nieko konkrečiai daryti. O tik tai emociškai mus pakelia. Pabandom pažaisti tokį žaidimą, ką mes girdim per TikTok, Instagram ir taip toliau. Jo? Tai yra pasiūlymai, kuriuos negalima nepaneigti, nepatvirtinti. Tu neatskleidi dėl savo potencialo. Tu nepakankamai tiksliai statei savo tikslus. Tu nepakankamai tiki savimi, tau reikia tikėti savimi daugiau. Tu, čia labai šitas top, visiems tinka, tu nepakankamai save myli. Tu nepakankamai savęs priėmi. Pas tave per daug negatyvo. Tu negyveni čia ir dabar. Ir pas tave nepakankamai fokuso, tu nepakankamai mėgi, pas tave per mažai energijos, reikia motyvacijos, pas tave siela, pas tave mažai praeitų gyvenimų, pas tave socialūs įgūdžiai silpni, tavo giminystės linija. Žvaigždės buvo taip sudėlioti, kada tu gimėjai. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Kas keiščiausia, žmonėms labai tai patinka. Kodėl? Nes tai yra būtent abstraktu. Ir tu savo gali pateisinti, kad dar tau nelaikas. Būti turtingu, pasirūpinti pilnai savo šeimą, giminę, tėvais, būti sveikų, būti energingų. Dar nelaikas, dar ne. Suprantat? Dabar, jeigu kažkas iš jūsų žmogus, kuris norėti, čia yra didžiausias malonumas dabar gyventame. Gali scrollint, atsmėdė, tokus ten skaityti, man insightas, wow, jėga, užsirašysiu, bet realiai nieko nevyksta. Ir kadangi savigdos, treneris, konsultantas, mokytojas, rašytojas, man aišku, aktualu jūsų rezultatas. Kam aš dabar, ašgi ne klounas, ašgi ten nerenku kažkokio tai auditorijos, kuriai bus linksma. Man įdomu, kad jūs pasiektumėte savo tikslų, kad jūsų gyvenime būtų rezultatas, kad jūs kontroliuotumėt, valdytumėt savo gyvenimą. Būtumėt savo gyvenimo vadovais, kaip gražiai skamba, ne? Vis daugiau sugebėdami kažką daryti. Todėl, aišku, kalbu iš tokio konteksto. Jokių būdų tai neturi būti jums. Nežinau, taisyklė, dar kažkas. Čia jūsų pasirinkimas, bet tai dabar išgirdote visiškai kitokį rakursą. Ir jūs aiškiai dabar suvokėt, kad tai, dėl ko žmonės neturi gyvenime rezultatų. Būtent dėl to. Pasakykit, kad ne taip. Laukiu iš jūsų komentarų. Ir aš kalbu galbūt su šypsena, bet jūs suprantate, kad kai jums tai daro, jūs tą leidžiat, suprantat. Jūs galit prarasti labai daug metų ir dešimtmečių savo gyvenimo. O gali būti dar ir blogiau. Nusidenimas, degradavimas. Todėl tai yra rimtas dalykas. Taip, kalbėti man gal lengva, ten, sakykime, iš savo pozicijos, aš supratau, man čia taip linksma, bet iš tikrųjų, kodėl aš išeinu į laivą? Jūsgi niekam vėl nepatiks visiems tiem. nes kažką, gal mažiau bus klientų, nežinau. Aš dėl to nepergyvenu. Ja, suprantat. Bet aš kalbu to, kad aš manau, kad tai yra labai svarbu suprasti.
taip jūs pagreitėsite. Taip nelengva save pakeisti, jeigu jūs gyvenate taip, žiūrėjot, skaitėt, vis dar čia dar reikia to, dar ano. Yra rūpesčiai, darbas, reikia išlaikyti kreditai, šeima, vaikai, aš suprantu, ne taip lengva pasikeisti, bet dabar jūs žinosit, kad ir eliminuosit iš savo gyvenimo kažkiek tų šiukšlių, kurios jūs išveda iš jūsų kelio. Tas kelias neiškus, bet neveda jūs nieko. Ir tai labai svarbu suprasti. Aš pradėjau nuo savęs, aš pradėjau suprasti tai. Man tai tapo šiukšliam. Tai yra nesąmonė man tapo. Nes tą negaliu pamatuoti, negaliu pritaikyti, reiškia, negaliu kontroliuoti, negaliu to auginti. Jūs žinote, ne, kas yra nepamatuotina, tą negali didinti, plėsti ir taip toliau. Akivaizdu, ne? Kaip tap geriausių bėgikų, jeigu tu nematuoji savo rezultatą, nelygini su kitais bėgikais, nekaip. Tik bus taip, aš prabėgau greit, aš kietas, bet neaišku, arba aš dar nepakankamai greitas, irgi nieko nesako. Bet sakau, čia reikia žinoti, kokio jūs esate. Jeigu pas jūs viduj, jūs taip suformuoti, kad jūsų gyvenimas jūs tenkina ir jūs maloninat save naujom žiniom, viskas ok. Bet jeigu jūs netenkina jūsų gyvenimas, jūs alkani, pas jūs neperteklius, pas jūs kažkokios tai baimės taip toliau, ir su jumis tai vyksta, ką aš garsinu, visas raudonas vėliavėlės, kas vyksta, tai jūs turite visą tai ištrinti, uždaryti ir užblokuoti. Ir ieškoti žinių, kur jūs konkrečiai galite pritaikyti, kad kažkas konkrečiai kiekvieną dieną jūsų gyvenime keistus. Kitaip jūs prarasite daugybę savo gyvenimo metų. Ir gal daugiau, kad nespėsit realizuoti savo svajonių ir taip toliau. Jūsų klausimai, studija. Virginija įrašas liks. Aš paprašiau, kad įdėtų į YouTube. Facebook'e liks. Jūsų turėtų būti vienas klausimas dabar visų. Pabandykit, pataikit, po to, ką aš papasakoju. Šiaip aš tą pasakoju mokymuose, tai yra bazinis dalykas, bet ir viešai, aišku, kalbų nėra paslapčių tokių labai, tiesiog mokymai yra metodologijos. Kiekvienas dalykas integruoti save reikia. Mokymai koks skirtumas, kad tu turi pakeisti savo mąstymą. Kiti nesupranta, jie pažiūriu mokymus kaip laivą, taip žiūriu, arba tėlę geriu, jeigu ne alų. Fainai. Tai yra reikia, ką aš kalbu, ten žingsnis po žingsnių, ten temos. Nueikit, pažiūrėkit, tai dėk Viktorai, nežinau, ką nors, savygos ABC, santykių, verslas, viskas mėnesių mokymai. Ten yra temos, kiekviena tema turi įeiti. Tai yra, tu turi patikėti ją, kad tai yra nauja tavo norma. Pokytis. Ir tada keisis jūsų gyvenimas. Valytis dabar. Dabar pas tave veikia tas mąstymas. Mums dar valytis ir valytis nuo tų visų programų. Kuo giliau, tuo sunkiau. Va čia yra, ką tau įdegė. Kad dar tu nepakankamai pasiruošęs, nepakankamai įsivalęs. Tai yra, dėl to tu neturi rezultatų. O reikia pasakyti savo, aš jau viską žinau. Ir pradėti daryti tą, kad tu galvoji darytum, kai įsivalysi ir pasiruoši. Jau dabar šiandien, nueiti ir padaryti. Rytoj pirmadienis eiti ir padaryti. Ir jau eigoje, kai tau kažkas nepavyks, tu ieškosi žinių realiai pritaikyti. O dabar, aš imu padaryti tavo klausimą, kaip pavyzdį, ne? Visiems atsakyti. O dabar yra taip, man nereikia priiminėti rytoj jokių sprendimų, nes aš dar nepakankamai ten įsivalęs ir taip toliau. Faktas, kad mums dirbs su savimi visą gyvenimą. Taip, 100%. Ir ką? Tai dėl to aš neturiu būti laimingas, turėti daug laiko, turėti gerų pajamų, gerų santykių, nežinau, daryti, ką aš noriu dabar dėl to, kad aš turiu programų. Mes 8 milijardai žmonių turi programų visokio viduj. 8 milijardai žmonių. Bet kažkodėl 8 milijardų žmonių, ten tarkim 10 tūkstančių yra top, turėdami tokias pačias programas. Suprantate? Taigi, jūsų klausimas būtų dabar turėtų po viso to mano monologo, kadangi neturiu atgal. O tai ką daryti, Virginijau? Ką daryti, jeigu taip yra? Ką daryti? Tai daryti tą, ką aš darau. Aš radęs tokį instrumentą, kurį dalinuosi, bet jūs turite sužinoti, aiškinti, stebėti tą strategiją žmonių, dėmesio, kurie yra ten, kur jūs norėtumėt būti. Ir tada konkrečiai žiūrėti, ką jie darė ir dėl ko. Įsivaizduokit, kai yra tai toli nuo giminystės programa,
astrologija, chiroman, kaip tai toli nuo, suprantat, kai jūs turite ieškoti, surasti žmonių, kurie yra tenai, kur jūs norit būti ir konkrečiai žiūrėti, ką jie darė, kodėl darė, kaip mąstė. Ant kiek tai įmanoma, tai įmanoma. Suprantat? Ant kiek tai toli dar kartą, nuo ko aš pasakiau. Ir ant kaip paprasta. Ir pakeliui, kai tas žmogus kažką darė rizikingo ir jums tampa baisu ir jūs sakote, tai yra neįtikėtina, tada dirbti su savimi ir valytis nuo kažko viduje, tam, kad padaryti tai. Vytas parašė, ką daryti, jo mokytis pasivygėlę. Vienas iš variantų. Nebūtinas, bet, garantuotas rezultatas ir kitoks mąstymas. Tai. Draugai, okei. Kai visada. Nepaliksim jūsų čia taip. Kam įdomu sužinoti apie mokymus, apie mane, ką aš galiu duoti, kokie mokymai yra. Parašykite noriu ir su jumis susisieks, parašys per Messengerį arba, nežinau, dėkit Google nuorodą, kur palikti kontaktus ir palikit. Kontaktus jums paskambins paklaus, ką jūs norit pasiekti, kokie pas jūs tikslai, kokie jūs dabar situacijoje esate, ar mes galime padėti. Ar mes galime padėti. Viskas. Raimonda parašė, dašylo. Aš tikiuosi, šiek tiek, kažkiek praveriau jums, kitokį požiūrį, kad pasirodo nereikia nieko atitolinti, atidėti, klausyti tų, kurie nėra pasiekę, ką aš noriu, nėra ten, kur aš noriu būti, jie negali nuvesti. Ir jie labai gudrauja visi, ne? Jie sako, mano pašaukimas, pavyzdžiui, ten. Tik taip, kalbėti jums tai, ką mane išmokino. Iš vis, pavyzdžiui, mane, kaip Evgenijus, žinot, ne, kad aš į 4 universitetą sustojau, visus sėkmingai po metų mečiau, nes nemačiau prasmės. Žinot, kas man yra diplomas? Leidimas kažką daryti. Man leidimo nereikia. Man nereikia leidimo sukurti universitetą savo, man nereikia leidimo parašyti knygas. Man iš nieko neklausiu, man neįdomu. Kodėl? Nes šitos programos pas mane nėra. Čia pas mane nėra blokų. O pas daugumą žmonių yra. Ir sako, aš negaliu daryti, kol mane leido. O pateisina tai, kad aš ten gausiu kažkokių žinių. Dar porą klausimų baigiam, nes aš manau, taip susakiau, ką norėjau. Taip. Vytautai, ačiū. Edita rašo, būtent kas ieško, tas randa ir pasiekia savo tikslus. Taip. Rytis sako, pasimetimas pastaruoju metu. Reikia aplinkos žmonių, kurie žino, ką daro, kur eina. Taip, Ryta rašo, Lens visada gali padėti, taip, mes bendruomenė, mes galim tikrai padėti, mes tokie patys, besikeičiantis, taip, Agne, o ką daryti, kai tam tikrose srityse nežinai, ko nori? Nieko nedaryti. Žiūrėkit, čia labai gili tema, aš gal atskirai kažkada pravesiu. Esmė tokia. Visos motyvacijos, visos išorinės motyvacijos, visi įsipareigojimai, tai yra didžiulė trauma žmogui. Nes jis eina prieš save. Ir visi mano mokymai pagrįsti supras save, kiek įmanoma. Čia yra, aš duodu metodikas, kur jūs dirbat ir save vis daugiau atskleidžiat. Ką reiškia? Mes turime prie to, kad mes darytume tik tai, kas mums geriausia tinka, tai yra, mums motyvuoja. Agne, yra tavo gyvenime tikrai nemažai to, ką tu darai ir prisipildai energijos. O yra to, kad tu darai ir pas tave netinki. Tai paprastas testas. Suprantat, ne? Bet daryti, ne polisiauti, ne gerti vyną, o veikti. Ne? Tai čia ir yra kelias, metodika, kaip galime save atskleisti. Todėl nereikia savęs versti. Žmonės sako, ten tarkim, ten aš turiu uždirbti pinigų, viskas, einu, kur priėmė, ten ir dirbu, gerai laikinai, bet vis tiek turi ieškoti ten, kur tu realizuoji save, sakyti. Taip, draugai, kas norit, parašykit noriu, ačiū už jūsų dėmesį, su jumis buvo Evgenijus. Nelabai tokia maloni tema, nes gaunasi, kad čia turi kritikuoti, ką jūs tikrai niekada negirdėjote YouTube, bet aš manau, kad tai tikrai padės daugeliu susifokusuoti ir, susikoreguoti savo saviugdą, savęs, savo kelią ir būti atsargesniu. Taip, dar vienas. Virginija, viskas. Klausimą atsakysiu gal kitą laik. Ačiū draugai, aš lėkiu, ačiū už jūsų dėmesį. Tikiuosi jums patiko. Su jumis buvo Evgenijus. Iki.